Reikia išimt šitą gražuolį, lauk. Stok! Visas tepaluotas čia. Smirda viskas. Šitas dar yra nieko. Ei! Stok! Nepartrenk! O šiandien iš laivo bandysim išimti variklį. Pažiūrėsim, ar 40 metų senumo Volvo Penta įmanoma prikelt antram gyvenimui. Aš taip galvoju, jeigu 40 metų veikia, tai gal dar 40 veiks, o gal dar 60. Tai ar galim turėti laivo variklį, kuris dirba 100 metų? Ir turiu nusimatęs labai daug visokių darbų, ką tobulinsiu, ką darysiu, ką montuosiu į laivą, ką remontuosiu, ką, žodžiu, viską apie viską eigoje. Kiekvieną kartą, kai atvažiuoju ir jeigu būna Jonas, aš jam kefyro atvežu. Nu, man jisai labai daug visko žmogus padeda, pagelbėja šiaip. Tai ir labai kefyrą mėgsta ir pomidorų sultis. Tai aš jam prenumeratą tokį esu suteikęs, kai sutinku žmogų, arba sulčių, arba kefyro visą laiką. O mes varom pasižiūrėti, ar niekas nepavagė mano kilbloko, ne kilbloko, o giko. Labai gerai, jisai dar yra vietai. Aną kartą, kai čia išsikelinėjau laivą, aš giką palikau blemba ir galvojau, kad nepavogtų, nes aliuminis. Ir, nu, čia kaime gal mėgsta aliumą kas nors, nežinau. Tai va, nepavogė gerai labai. O kitas labai smagus dalykas yra, nu gerai, tai parėjom į vidų. Mano akumuliatorius yra pilnai išsikrovęs, tiksliau buvo išsikrovęs praeitą savaitgalį ir aš jo neparsivežiau pasikrauti. Ir man Webasto čia reikalinga, ir šviesos reikalingos, ir žodžiu daiktus reikia krauti, ir neturiu elektros. Blogai. 12,1 volto. Rodė 12,5, kai tik atėjau, dabar uždėjau Webasto, tai Webasto čia kai kaitina tą įtampą biškį pamuša, bet, nu, nebuvo saulės, tai man nebus tas sakumas pasikrovęs blogai, kai va taip nebuvo jos. Tai gerai, aš einu nešiotis daiktų, ruoštis viską, man čia reikia susitvarkyti bardaką, nes čia baisiai apsišiukšlinęs, viską palikau praeitą kartą. Susitiksim toj ryte. Labas rytukas, kad jūs įsivaizduotumėt, kaip aš tingiu šiandien kažką daryt. Nežinau kodėl, bet taip tingiu šitą savaitgalį. Bet darbas pats neįvyks, tai kažkaip reikės kilt, pabiški daryt kažką. Šį kartą čia kažkaip labiau atvažiavau turbūt išsimiegot, nei kad kažką padaryti, nes dar 1,5 valandos numigau biškį. Gerai, tai kas jum įdomu? Pražiūrėjau statistikas visų savo filmukų, tai supratau, kad jum labai įdomu, ką valgau. Tai parodysiu. Silikė, lašiniai, bulvės, grietiniai, feta sūris, nu ir čia dešrelės į bomžpakį. Dar alelę čia kažkokią turiu pasiėmęs. Tai va, tas kreivės žiūrėjau savo filmuku ir kažkaip tai kur su maistu žmonėm labai įdomu. Ir šiaip visi vlogeriai deda, ką jie valgo. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl žmonėm įdomu. Nu, bet jeigu įdomu, tai žiūrėkit. Bet aš nieko naujo neparodysiu. Šiandien salotos su lašinukais, o rytoj silkė su bulvėm ir grietinė. Matote, čia pas mane anksčiau buvo dujinė, o dabar čia yra įrankiai. Nu, ką daryti, tai dabar kepame čia, yra daug patogiau.
Įsivaizduojat, kepa va tie lašinukai ir kvapas koksai laive. Jau kvapelis laive. Baisu iš tikro, bet gerai, kad neįsigeria kažkaip, nes, neįsigeria. O receptas paprastas, va, susipjaustom pomidoriuko, užsibarstysim, va, druskos ant viršaus. Ir tada dar šito, va, tokio favito, feta, visokio, va, tokio sūrio. Ir šitie lašinukai. Ką žinau, aš čia taip netyčia atradau vasarą kažkada ir man labai patiko. Tai tapo toksai laivo maistas. Dabar laive visą laiką tik šitą ir valgau. O dar ką atradau, tai čia kaviniai, kur yra drevernas, yra tokia Ovidijaus silkė su grietinė. Tai niekad negalvojau, kad galima silkę su grietinė valgyti, bet pabandžiau, labai patiko, tai dabar visą laiką sekmadieniais valgau silkę su grietinė. Tokias durnas tradicijas įsivedžiau į laive ir, va taip dabar va. Ir gaunasi toksai patiekalas. Gal nelabai išvaizdžiai atrodo, bet jūs pagalvokit. Čia yra tiesiog graikiškos salotos, ten man atrodo būna ar Cezario galbūt. Bet kame privalumas, nėra ten tų salotų lapų, kurių niekas nenori. Visi, kai perka salotas, nori, kad būtų daug sūrio ir daug kumpio. Ir mes čia principė tą ir turim. Pomidoras yra šiaip skanu, daug fetos, daug to lašinio. Man atrodo geriau nei kaviniai, nežinau. Neatrodo geriau, bet yra skaniau ir geriau. Dar truputėlį čia padėjom stiebą nusileist, tai laivą jau patys išsikels, einam kalt ožiukų. Planas yra toks. Iš lentų gaminsim ožiukus, tam, kad galėtume pasidėti stiebą ne ant žemės, o kad būtų pakeltas, žodžiu, ir remontuosim stiebą žiemą kažkada, o gal pavasarį. Čia va, kas atsimenat, kas žiūrit, kas nežiūrit, įdomu, neįdomu, reikia pasidaryti tvarkingai šitas vietas, nes čia yra blogai padaryta. Norėčiau biškį pasiremontuoti furleksą, nes čia yra pas mane nulūžę. Aš galvoju, tokią metalinę plokštelę ant viršaus įdėsiu, čia yra varžtai susisuks kažkaip, čia gal darysiu, gal nedarysiu, bus matyt. Reikia visus šitus rolikus ar kitus nusipirkti, ar išsitekinti, nes šitie labai suskerdėję, sulūžinėję, jau taip yra negerai. Reikia falus pasikeisti ir tuo pačiu rolikus ir čia susitvarkyti. Falai dabar yra trosai. Aš turiu dabar virves jau, tai įdėsiu virves, trosus naikinsiu, kad čia jų neliktų man. Tas trosas, gerai tie trosai, ten aišku jie tamprumo neturi, bet stiebas nėra aukštas, tas tamprumas dzinant čia tokiam laivui ir tokiam buriuotojui kaip man. Didžiausia problema, kad atsišerpetojas jisai pas mane yra ir jo negali su plika ranka paimti, ten susipjausti, tai kad nepjausti ranku, dėsiu šniūrą. Ir ką čia toliau? Tai anteną greičiausiai atsivėsiu 20 vatų, lempą užsidėsiu inkaravimuose ir dar norėčiau lempų užsidėti čia. Taip galvoju, kažkur, aukščiau zalingų noriu užsidėti navigacinės lempas, raudoną ir žalę, tam, kad mane matytų bangose. Nes dabar tos lempos, su kur yra, tai ten nelabai žodžiu, jos efektyvios yra. Kai šonų pasviręs plauki per bangas, tai tavęs gali nematyti didesnis laivas, tai gal nesaugu yra. Norėčiau to saugumo čia, kad būtų visgi. Tai va, tokie darbeliai su stiebu nusimato, gal dar kažkas bus matyt. Gaminame pradžiai tokius, tada ant viršaus dedame po dar vieną lentelę.
Čia viską kažkaip išlygiuojame, dedame tokį ir susukam varžčiais. Jo, ir man šiti tai turėjo būti tie, o ne tie. Tai jaučiu pritrūksiu žaliavos. Nu gerai, reikia varžtų ilgesnių čia reikėjo. Kaip nors gal. Blogai čia viskas. Ne taip turėjo būti. Gerai. Planas B. Taip. Ir tada šitas taip. Jo, čia žiauriai gerai bus, jau matau, gerai gaunasi. Jau taip ir kažkaip reikėjo. Ką žinau. Meistras, ane? Tai va, reikia dar tokius 3 pagaminti, bet medžiagų turiu tik 2. Ir šiaip gerai būtų, kad jie nesulūžtų, kai pakeliu, kai jau padarysiu galutinį variantą. Neturiu varžtų ilgesnių, o šiti per trumpi, tai nežinau čia. Ne kažinkas, man čia gausis turbūt. Ok, keičiam visą planą iš esmės. Biškį pasėdėjau, pagalvojau, tai darom dabar taip. Čia va pas mane buvo tokia va ta akutė, o dabar bus va tokia didelė. Ir dėsiu stiebą tiesiai į čia ir kažkaip, nežinau dar kaip, kažkaip toliau čia bus viskas. Esu biškį gal nusivylęs savim. Padariau lygiai tą patį, tik tai kitaip ir kažkaip gaidiškai gavosi. Ir čia va juda jisai. Na. Taip va čia kažkas ne taip su geometrija. Prastai man čia su tuo medžiu. Bet oras bent jau geras, tai tą ir noriu šiandien pasidaryti, o variklį nežinau, eisiu arba vakare, arba naktį, arba gal rytoj bandysiu išiminėti, nes kol geras oras noriu čia susitvarkyti lauke, ką reikėtų pasidaryti man. Nu, kažkaip taip, gal ir gerai bus. Šiaip tai žiauriai gerai. Blemba, gal nelipsiu, nešokinėsiu, norėčiau taip užšokt, bet jau vieną kartą bandžiau. Pasigaminom antrą ožiuką, einam įsidėsim. Gerai. Ką čia nuveikėm? Nieko nenuveikėm. Kaip ir sakiau, man čia labai fainai nieko nedaryt, tipo daryt, bet ramiai, taip krapštytis. Tai va, pasistačiau stiebą, reiškiasi vietą.
Ir dar ką pasidariau čia, vat ant kaladžių pasikėliau. Tai dabar jau čia super duper bus. Tik tai gale negaliu ant kaladžių pakelt, nes man šitas žodžiu čia, jisai man įsmigtų į žemę, jeigu taip daryčiau, man reikia čia kažką papačią pakišti ir man neužtenka aukščio. Tai nežinau, galinius tos ratus jaučiu paliksiu taip, arba gal kažkada kažką vėliau, nežinau. Žodžiu, dar atsimenat, aną kartą sakiau, man reikia čia pasidaryti, kad nebūtų tokį ilgastriga. Tai mes, kai tempiam laivą, šitą sulenkiam šitaip. Bet šitas dar yra nieko. Varom, pažiūrėsim, kaip atrodo kitoj pusėj. Smagiai taip. Tai va, pas Kazimierą aš čia turėsiu elektrą, tai atsivešiu suvirinimo aparatą, čia virinsiu, darysiu viską. O šiaip apie virinimą, tai galim ir pasišnekėti iš karto. Parodysiu tiksliau, ką virinsiu. Tai virinsiu čia va tokią saulės arką, va ten, žodžiu. Jeigu kas žiūrit Sailing Looką, tai va kaip tenai darysiu irgi tokį tipo saulės panelę čia tokią ant viršaus. tą virinsiu. Dar gal čia kažką virinsiu, dabar neatsimenu. Turiu sąrašą, gal vėliau pataisim, apseisim, apipasakosiu tą sąrašą, ką aš turiu prisirašęs. Va, varam į pardę, baigėsi geltonas skystis. Labai jau reikia. Ram pam 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 pam. O šiaip gyvenimo planai tai yra vasarą plaukti Sarėmus. Ten, Sarėmuose man tai ten šakės, kiek yra įdomu. Ten kiek visko yra, žmonės neįvertina Sarėmų. Man atrodo, Sarėmai yra labiausiai underrated šiaip vieta keliavimui. Ne vien su laivu, bet ir bendrai visaip kitaip. Ten visi atvaro, pamato, kur Sarė, pamato Pangos uolą ir tipo, oi, tai čia neįdomu. Bet ten tiek visko yra. Tai va, noriu aš tą laivą pasiruošti normaliai, kad turėtume daug elektros, kad veiktų šaldytuvai. Turiu nupirkęs jau elektrinį tualetą, įsidėsim elektrinį šikinyką. Jau yra pagaminti vandens bakai, reikia vandens bakus įsidėti, vandentiekį, siurblį pasistatysiu, lauko dušą pasidarysim, žodžiu, varysim vasarą jau su pilnai paruoštų laivų kruizinimui ir keliausim po Sarėmus. Gerai bus. Geltonas skysčio neparduoda, jeigu neturi pinigų, tai grįžtų pasiimti piniginę. Tai jau dabar vėl varau iki pardės iš antro bandymo, tikiuosi prims. Bet tai jūs pastebėjot, koksai žmogus linksmas pasidaro vidury dienos. Ne, jeigu rimtai, tai labai nebuvo nuotaikos ryte, nežinau kodėl, bet ilgai miegojau, nebuvo visai noro nei čia kažką filmuoti, nei kažką daryti. Bet taip kažkaip pabiški į tą dieną įsivažiavau ir dabar gal ir gerai eina. Tai manau, dar spėsim šiandien variklį išimti. Jo, bet gerai biški atsirado motyvacijos, nes atrodė visą rytą, kad bėga laikas ir nieko nepadarau, bet dar tik pietus pasirodo. O kažką jau ir nuveikiau, tai dar visą dieną prieš akis liko. Tai labai gerai, manau, produktyvus savaitgalis bus. Dabar tai bus. Ei! Stop! Nepartrenk! Abonentas vaišinkis. Labai gerai, ačiū. Galiu 2 minučių tau duoti. Barteris visą laiką gerai. Žiūrėk, tu dar kavos atneš. Ačiū. Traukit, turėjau kavą. Kada vešit? Norėjau pakalbėti, gal nebas, Volvo man ten.
Jeigu nori, gal bandyk. Tai gerai, varom, paimsim Volvą. Jo, ten prie laivą. Važiuok jo per tvorą, nes ten tai labai gilu. Ai, nukrito. Riša šniūra. Nebeatsidaro bagažinė. Šaunuoliai, vyrai. Viskas, čia reikia žinoti. Nu. Brutalios jėgos. Eik, tu savo. Tu matai. Aš jau galvojau, pizdį atrašinėsiu visą naktį tau. Vėl galima daryti. Nu gerai, gerai, tada gerai. Kaimynų gausa didėja. Dar vieną turim. Kaimyną. Spėkit, kaip sekasi variklį traukti. Pramogaujam. Užklimpę buvo visą dieną, išsitraukė, atvažiavo traktorius, dabar su traktorium čia stumė reikalai. Tik negalvokit, kad aš irgi kažką darau, aš tai tiesiog žiūriu, nes labai smagu. Ateini va, pasižiūrėti, veiksmas vyksta, kaip visą laiką, daug vadovų, visi reikia, tu tą, tu aną, daryk tą. Ir, žodžiu, niekas nesigauna padaryti gerai. Labai smagi veikla. Nu ką, pasikūriau Webastą, bus šilta. Ištraukėm, pastatėm laivą, ten visi vadovavo, visi rėkė, visi cypė, Kestis traktorių vairavo. Gerai gavos, nu, taip kaip visą laiką, bet gerai. Tai ką, biškį apsišildom laivą, pavalgom, pailsim, atsipučiam, dar nėra naktis, dar visas vakaras prieš akis bandysim išimti variklį iki galo. Nu, ar šiandien, ar rytoj pabaigsim, bus matyt. Pavalgėm, pailsėjom, atsiputėm kokias 16 valandų, gal 14, nežinau. tą Webastą vakar įsijungiau, taip kol jinai šildė mane, kol dar viskas vėsu buvo, galvoju, pavalgiau, galvoju, reikia dabar prigult biškį. Priguliau, nu ir taip ir atguliau ilgam. Ką, bulvės jau verda, silkė paruošta, pomidorai pataisyti, grėtinė ant stalo, užvalgom ir einam krapštyti, jeigu užteks elektros, nes taisyklė yra labai paprasta, jeigu yra bulvės ir pomidorai nepabarstyti su druskais ir pipirais, tai yra neskanu. O jeigu pabarstyta, reiškia yra skanu. Ir nereikia dėti jokių ten salotos lapų, jokių tenai nesąmonių, jokių ten grilintų daržovių, nieko. Reikia tiesiog pomidoro ir kad būtų su druska ir pipiru ir viskas. Ir tu tokį va tą daržovę padarai valgomą ir labai skanu ir jos daug reikia ir gausiai, o ne ten 3 gabaliukus prie 5 kepsnių, kaip įprasta pas mus. Gerai, baigim marinuot laiką. Situacija dabar tokia. Čia užsidengiau pleduką, kad naujų matrasų nesugadinti. Jeigu netyčia prisilieščiau, čia kažką padaryčiau.
įrankiai yra paruošti, čia vis dar bardakas, Webasto užkurta, kaitina, iš čia pučia šaltą vėją, nesmagu visai, batareikos daug nelikę, dizelis irgi į pabaigą yra, tai tą Webastą kažkurio metu man tiesiog įsijungs ir pradės daryti šaltą. Darom dangtį, imam tą dangtį lauk, čia kažkaip jį reikia išimt. Dangtis išimtas, imam eleksyro. Pasistatom, ką, einam dirbt, reikia išimt šitą gražuolį lauk. Ką čia dabar galim nuveikti ir nuo ko pradėti? Galbūt mums pavyktų kuro siurblį išimti. Kiek čia yra 3 varžtai kuro siurbliui. Gali smagratis biškį maišyti. Nu, bet gerai, pabandom kuro siurblį nusimontuoti. O čia dar kokią naujieną atradau, aš net nežinojau, gal jums bus aktualu. Čia atradau tokį kažką, net nežinojau, kas čia yra, aš jį tiesiog išsukau. Ir aš dabar žiūriu, čia yra vandens išleidimui ventilis, jisai tik yra užkerpėjęs. Čia tiesiog ventilis. Iš čia man tokia čiurkšlė vandens šiok idėja, va dar dabar biški varva. Čia turbūt prieš žiemą, kad išleist vandenį. Tai va yra specialiai toksai padarytas. Aš kažkaip visat tai vieną kartą gyvenime, ką dariau, tai aš antifrizu užpildžiau visą šitą sistemą. Nu, tipo, užkūriau variklį, išbėgo visas vanduo ir tada pajungiau antifrizą ant impelerio įsiurbimo. Ir antifrizu užpildžiau visą sistemą, o pasirodo, čia yra specialus varžtas, aš kaip suprantu, iš pačio žemiausio taško viską išleidžia. Čia vat reikės dar manualą pasiskaityti, bet atradimas man patinka šitas. Atsisukau siurblį, bet išimt man jo nepavyksta, nes reikia čia šitą visą galą, kur impeleris dedasi, turbūt irgi nusiardyti. Tai dabar kitas planas yra atsijungti variklio veleną ir bandyti visą tą variklį į priekį pastumti ir galbūt pavyks išimti jau jį ir taip. Nu, dar pavarų dėžį reikės atjungti. Kaip matot, situacija pas mane čia kažkas emulsijos pribėga, nu čia baisu yra, kas darosi pas mane. Bėga čia kažkas pro kažkur, nežinau, tepalo variklyje daugėja visą laiką. Tai aš įtariu pro stumoklius, dizelis patenka į tas tepalos variklio skiedžiasi, o į tą triumą tai bėga turbūt iš greičių dėžės. Nežinau, bet nu čia prasta situacija, tai nu faktas, kad jau reikia tikrai tą variklį kažkam daryti su jo. Ką tik į tą pliurzę, tą emulsiją, kur pas mane bilgiai subėgus pamečiau angaliuką, kurio man reikia atsisukti ir žodžiu nerandu plikom rankom. Reikia išsipumpuoti šitą bilgę. Pas mane čia yra triumo pompa, bet jos membrana yra sugedus. Ir ką aš esu pasidaręs, tai labai gudrai nekeičiau membranos brangios, ten už daug pinigų iš Vokietijos, o įdėjau tiesiog ant šito šlangos, kur išmeta tą vandenį, atbulinį vožtuvą. Tiesiog iš senuko atbulinį vožtuvą nupirkau ir viskas. Nėra, kad tobulai veiktų, bet pumpuoja. Op, jau pilnas. Jo, tai dabar kur mes viską padėsim, klausimas. Reikia didesnį kibirą jaučiu perpilti viską. Nu, panašu, vat, kažkiek tiek ir bus. Nu, dar ten lieka, aišku, bilgiai, bet daugiau su savo atbuliniu vožtuvu nebepasirbiu jau. Nes visgi nėra čia viskas, kaip turėtų būti padaryta. Pavyko atpalaiduoti šitus 3 varžtus, kur laiko veleną. Tai ką dabar reikia? Įjungti pavarą, kad nesisuktų greičių dėžė. Ir einam, bandysim ištraukti šaftą su visu propeleriu. Ar kaip pas mus vadina buriuotojai sraigtų. Nu, ar šiaip iš inžinerinės pusės teisingas yra pavadinimas propeleris, nes sraigtas yra mechaninis
elementas labiau naudojamas šitas terminas, kur skirta perdavimą iš vienos ašies tipo į kitą ašį kažkaip, nežinau, aš čia gal pats nelabai suprantu, bet propeleris yra nuo žodžio propellant, varomoji kažkokia jėga, nu čia šiaip mano tik tai pamastymai, bet aš galvoju, propeleris vis tiek teisingesnis terminas. Gerai, tai ir pas mus dabar blogai gaunas, nes nėra kompresijos, į kur priešintis nėra. Tai kaip dabar tą sraigtą reikės išimti. Propelerį. Nes dabar kas gaunas, aš pavarą, nors ir įjungiu pavarą, bet man taigi nėra pasipriešinimo. Nes taigi nėra jo, nėra kompresijos. Ir man greičių dėžė čia tiesiog suka viską. Blemba, kaip dabar padaryti? Tai, o padarysim taip, pradžiai atsileisim visus varžtus, nes tas čia va yra, tas yra, ne. Tai jisai turi varžtus ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Aš aišku, tai tik iš vienos pusės atleidau, tai reikia pilnai atsukti pradžiai. Matote? Atjungiau. Tai šiaip dar vienas planas yra pasikeisti visą patį sraigtą. Noriu dėti 3 menčių, nes aš turiu įtarimą, dar reikės aišku pasidomėti, pasiskaitinėti, bet turiu įtarimą, kad šitam varikliui šitas sraigtas nėra tinkamas, nes labai lengvai variklis dirba visiškai be jokio pasipriešinimo. Tai ir esu matęs, kad šituose laivuose būna daug didesni 3 menčių sraigtai, tai spėju šitą dėdavo į senesnius variklius, kurie būdavo silpnesni, o šitam MD7 varikliui ko gero reikalingas didesnis, tai dar nežinau, bet preliminariai keisis į didesnį, jeigu paaiškės, kad reikia taip daryti. Tai va. Tai pilnai atsijungiau variklį nuo korpuso, visus laidus, visus trosus, viską, ką įmanoma. Nuo pagalvio atsisukau, žodžiu, dabar jį galima tiesiog paimti ir iškelt. Klausimas kaip, nes visgi vis dar labai daug sveria. Greičių dėžės nuimti negaliu, nes ten yra apačia varžtas, prie kurio aš neprieinu. Tai va, nežinau, neparodysiu aš jums, nes čia nėra kaip, va, labai tepaluotas visas. Ir purvinas, ir čia saliarka laša. Čia yra šitas vandens separatorius tipo. Na, žodžiu, tegul bėga, čia vis tiek viskas, pribėga, čia taip jau tiek yra, kad čia daugiau nebus. Reiškia, va taip jisai atrodo. Neiškeliu sunkus, blemba zarazėlė. Aš galvojau pakelsiu, šiaip nesu silpnas, bent jau neidentifikuoju savęs kaip silpną, bet sveria zarazėlė. Reikia jaučiu bandyti tą siurblį dar nusimti, ten galia kažkaip nusiardyti kažką. Bandyti reikia ardyti. Aukštin galvo, kai būni. Rūgštis, kas kyla, nežinau. Atjunginėju tą greičių dėžę, nes jinai sveria žiauriai daug, nežinau kiek, bet reikšmingą dalį sudaro. Gerai, tai procedūra tokia. Žiauriai kojas kerta, nes man tokia lenta, žodžiu, slengstis tiesiai ties kojom. Taip žiauriai kerta, tirpsta neįsivaizduojamai tokia įtampa. Viskas išėmiau. Šitas sunkiausia dabar liko.
3 dar kitokie. Ai, kai skauda koja. Ai, naščikta. Čia va, ant šito guli ir ant jo taip pjauna. Taip neįsivaizduojamai pjauna, kad šakės. Gerai, sunkiausia išėmiau. Liko dar 3 varžtai, bet juos gal pavyks nepersisverus išimt. Nu, reikės šį įlysti, bet bus lengviau. Ardyt visą laiką lengviau, kaip reikės sudėti. Dar kol kas nelabai įsivaizduoju, čia kažką reikės konstruoti, kažkokius čia kranus, telferius čia įleisti, nes išimt, čia išiminėjant gali ten tep, nukrito, ten nulaužiai, nusukai kažką dzin. O surenkant tai jau viską reikia ten jau tvarkingai, gražiai daryti, tai čia taip, aš nežinau. Žodžiu, čia paleidau visus tepalus iš variklio į čia, nes bandžiau tą nuimti, čia draskiau, prikepus buvo ten ta tarpinė, nurovė viską, motoras šitai po kampu pasistatė. Oi. Iš čia taip atrodo. Tai va, tai tą dėžę dabar reikia išimti. Nu tai einam, išimsim. Galim kartu išimti. Kaip čia dabar jumi pasiimti dabar kartu irgi. Aha, ir kur dabar dėt man jie? Blech, sorry, padėsiu, čia nebus kitaip. Oi, blecha, mucha, kiek tepalo čia. Kur man ją dėt dabar? Ai, prisidariau. Bet jau išėmiau, kažkur reikia padėti. Blemba, tepalai čia bėga dar iš jos. Ai. Gerai, čia gal kažkaip, blet, ne, ten aš negaliu. Blemba, jeigu meščiau aš ją tiesiog į pievą. Metu tiesiog į pievą, blemba, nes... Ai, na savo, ir pirštinės neužsidėjęs visas išsimazojau. Neturėjau kur padėti, išsikėliau, nepasiruošęs buvau. Tiesiog išmečiau. Nemanau, kad ten kas lūžo, nes ten, kur galėtų lūžti, ne ant tos pusės mečiau, tai gražiai nukrito. Nu ką? Liko blokas pagrinde išimt. Bet jeigu čia tą taip iškėliau reduktorių, tai aš nežinau, kaip bloką reikės iškelt, neiškelsiu aš vienas. O jet. Nežinau net ką ir pasakyti, nors kažką ir norėčiau. Čia, kai dabar matau, kiek darbo prie to variklio, čia jį sutvarkyti visą. Kiek reikalų. Ir aš jo čia nesusirinksiu laive, kaip aš galvojau. Aš galvojau, į garažę pasidarysiu dalim ir, pasidarysiu bloką, pasidarysiu siurblį ir panašiai, ten galva, žodžiu, viską ir čia jį susidėsiu vietoj. Bet aš dabar matau, kad čia taip tikrai nebus ir nesigaus, nes čia turi jį ant stalo visą daryti, o ne pabiškį rinkt gabalais. Nes čia tiesiog nėra vietos, nėra kaip prieiti. Nu čia galbūt būtų įmanoma, bet čia nebus gerai ir gerai nepadarysi, haltūra gausis, žodžiu. Jį reikės susirinkti visą ant stalo ir čia kažkaip įsikelti. Aš nežinau, čia ką, kraną reikės samdyti man, kad tą variklį dėtų 200 kg jis sveria surinktas. Tai čia pasirišau čia šniūrais viską. Tai ką, žinau, kažkaip nelabai čia jum turbūt matysis, bet galit pabandyti pasižiūrėti. Blemba, va ten yra šlanga, jinai taip maišo. Tu jinai, kudkui. Šlanga sušikta. Ai, tu Atstok! Tu nuo manęs. Kaip sunervino ta šlanga mane.
Eik tu iš langą, tokai nervina. Ką su ją man padaryt, kur man ją kišt? Nupjausiu iš viso šitą. Nepasiekiu. Nupjoviau. Ar geriau? Geriau. Ar gerai? Ne. Aš jį dasikeliu, kaip ir iškelčiau aš jį, bet tos atramos kojos, kuri pagalvės remiasi, sukas ten varžtai, tos nepralenda. Ir tom trūksta, va tiek, va tiek trūksta, kad pralyst. Va dėl tokių nesąmonių aš ir norėčiau didesnio laivo. Vieną pagrindinių priežasčių didesnio laivo tam, kad jame galima būtų judėti, kažką daryti, kažkur prieiti, kažką. Nes čia amžinai vis tiek kažką remontuoji, kažką tobulini, kažką darai. Nėra kur ką įdėti kokį ten įrangos detalę, ten žodžių, ten kokį šūdą. Nu, nėra žodžių vietos, niekam nėra, vis nervas ima, atstokit. Sėdžiu, aš čia žiūriu tą variklį kokias 10 minučių. Ir neteina jokia mintis, nežinau ką daryti, neįsivaizduoju. Žodžiu, aš iškeliu visą į čia. Bet yra va šitos kojos va. Ir jos niekaip neleidžia praeiti. Niekaip. Aš čia visaip ir vienaip ir kitaip bandau sukiot ir vis tiek nieko nesigauna. Galvojau kažkaip ant vieno kampo, ant kito kampo pasuksi. Kitas dalykas, tai sunku ir sukioti yra, nes jisai kokius 8 kilų sveria, tai taip kaip pasikabini tokį ant savęs, tai ilgai neišbūsi laikydamas tokį, kiek ten, aš nežinau, 30 sekundžių, turbūt nedaugiau, gali čia kažką pamajačini ir viskas, ir turi jį padėti atgal. Ir man kas nepatinka, tai čia grubus toksai užsiėmimas, nusitranko, nusidaužo, viskas, čia po to remontuoti reikės korpusą, da daugiau problemų prisidarysiu po to. Nežinau, iš tikrųjų neviltis ima, neįsivaizduoju, ką daryti. Nuėmiau tas kojelės, kėliau, apsivertė tas variklis, nes nėra kojelių, nes nėra kur užkabinti normaliai. Ir likęs tepalas išbėgo visas vėl į bilgę, kurią ką tik buvau išsivalęs jau. Girdit, kaip laikrodis tiksi. Reiškia, laikas bėga, o niekas nevyksta. Nu gerai, reikia keltis, eit kažką, bandyti toliau daryti. Wow! Išėjo lauk. Kokia gaidiška emocija suvaidint pavyko. Su nuostoliais viskas buvo. Įdaužiau vat lentelę. Vat blemba, šitas tai tikrai gaila, nes čia ant akių bus. Nu, bet čia va toksai, nu blemba. Šiaip dėl šito tai tikrai žiauriai gaila. Blemba, kaip aš čia taip kažkaip neatsargiai viskas. Taip idealiai ėjo, taip tobulai kėliau. Ir terkšt kažkaip. Blemba. Gal kažkaip kažką pavyks padaryti, nes šitoks labai ant vaizdo. Man tai noris, kad tas kokpitas, nu tas medis, kad gražus būtų. Gerai, bet tai viskas, va, viso. Gelžgalys out, lauke. Dabar jį reikia kažkaip sugalvoti, kaip nuleisti į apačią. Nežinau kaip, bet man jau viskas, jau nuotaika gera, jau blemba toks darbas padarytas, išimta. Tai situacija dabar tokia. Čia bus arba toksai triokšt ir nusiversiu su visu laivu. Arba ne, su laivu gal nenusiversiu, bet nepasitikiu tom, ką darau visiškai, nes čia gerai netrodo.
Šniūras eina į kitą medį. Ir iš čia šniūras eina čia. Čia aš šit čia paimu, permetu. Nežinau, aš neišlaikysiu, čia šakės, čia blogai. Ir čia tada su gerve atleidinėju šitą ir čia kažkaip nusileidžia. Kas durniausia, netikiu aš pats šitų sprendimų, čia blogai gali būti. Bet pasilieku kopėčias, kad jeigu kristų motoras, kad stiebo nenudaužtų, nes stiebas po apačia padėtas. Ui, nežinau. Aš čia visaip iš tikro raišioju ilgą laiką. Vienaip, kitaip bandau parišt ir... Gerai, einam, bandom. Čia pizė bus, jeigu paleisiu šį. Čia vat nebent aš šį kažkaip dabar eina savo čia kaip skėčiu viskas. Blecha mucha. Pridirbsiu aš čia nesąmonių. Blemba prisidirbsiu aš čia. Eik tu savo. Aš jau noriu kažkaip ir kad... Blemba, čia aš jeigu paleisiu, tai čia jisai taip nusiris, kad išplėš man tą gervę. Čia viskas sudaužys ir dar mane sudaužys. Nežinau, ką daryti vėl, neviltis ima, kaip man pisa tos nesąmonės. Va ko gyvenime labiausiai nekenčiu, tai tokių šūkdų daryti. Kai reikia išradinėti kažkokias nesąmonės, konstruoti, jėtų. Atvarytum normaliai kraną, išsikeltum savo ramiai. Viskas, čia nesąmonėm užsiimi, kažkokiam blogą, net piktą daras, eina savo. Nežinau, ką daryti čia, kad ir Jonas, jeigu ateis čia nieko, jisai man čia per daug nepagelbės čia, nes čia nesąmonėm užsiimu, aš blemba. Jeigu kas galvosit išiminėti tokiu būdu variklį, nedarykit taip. Nedarykit. Blogai čia yra. Čia daugiau vargo, nei kad galėtų jo būti. Aš kažkaip įsivaizdavau, aš ramiai, paprastai išsiardysiu, po detalytę išsikelsiu. Finale. Tepalas išbėgęs į triumą, įrankiai visi šūdini. Čia viskas, bardakas visur. Tas motoras čia padėtas. Čia visur išmindžiata, viskas tepalai, visur tepalai, vien tepalas. Visas tepaluotas, čia smirda viskas, šikti eina viskas. Čia tokia nesąmonė, aš sugalvojau su to variklio išėmimu, va tokiu kaip darau, tai kaip man dabar jį nusitarabaninti į apačią. Pakelti jį gali, viskas okei, nėra baisu, bet jį kaip nuleist gražiai, čia vat yra klausimas. Nu ką, artėja kulminacija. Net ranka dreba, eiktų savo. Biškį įtampos apturėjau. Nu kažką čia, žodžiu, gimdžiau. Triokšt nuslydo, tai nu dabar jau viskas, nebėra kelio atgal. Nu gerai. Reikia čia jūs kažkur padėti, kad tik tai kol bandysiu padėti, čia viskas nenugriūtų man, nes tas laivas biškį juda, kai vaikštau vis tiek. Blemba, jeigu man ant stiebo viskas nueis, bus nefainai.
Opa. Einam čia, gal pavyks viską įdomiau pamatyti. Kabo jisai dabar bjaurybė šitaip. Čia biški braukiau, bet šiaip galėčiau sakyti nėra žalos čia. Biški čiut prasibraukė, bet šiaip nusiėmė šitų momentų, tai tikrai labai gražiai, nieko neatsitiko, nieko nepasidarė. Atrodė grubokai, bet damidžo nėra. Nu ką, dabar gyvenimėlis toksai. Čia va. Suvenduot reikia ir viskas. Tai ką, bandom venduot. Nu fainai, pagaliau, nes piktas jau buvau, žiauriai piktas buvau. Gerai, man dabar čia reikia daryti toliau dalykus. Padariau dalyką, užsiklampinau, vendą, tokia pusiau vykus visai sakyčiau. Dabar jisai mums kabo taip vat ir jeigu mes jį leisim toliau, tai jisai eis tiesiai į stiebą. Blogai. Jį kažkaip reiktų gal bandyti dabar iš stiebo paleist. Jo, aš dabar tą iš stiebo jėtų nusišnekau. Atkabinsiu dabar nuo medžio ir tada čia nuleisiu ir viskas. Net nerodau, easy. Tai manyčiau pats laikas atsakyti klausimą, kurį pats iškėliau ir neturiu atsakymą. Ar gali tas motoras 100 metų dirbti? Nu pažiūrėkit, kaip jisai pagamintas yra. Jisai berot sveria 180 kg, o yra 10 kW galingumo, kažkas tokio. 10 kW gale, 200 kg svoryje, nu beveik 200. Jisai 40 metų jau plaukiojo ir jis dar nebuvo išimtas. Jisai gal buvo remontuotas, bet jis nebuvo išimtas. Tai aš manyčiau, jeigu jį sutvarkysiu kaip priklauso, ne pagal tai kaip ten, čia žinau, įstriuką gerą, bet padarysiu pagal gamintojo specifikacijas visas kaip priklauso. Nepribursiu jokių nesąmonių, nieko nesugalvosiu pritobulinti. Manau, jisai dar 40 metų atidirbs, o gal ir daugiau. Va. Sakiau, nesakiau, turiu nupirkęs bušpritą čia tą tokį, kur dedasi priekyje. Ir inkarą turiu čia vasarą irgi jau suveikęs naują. Tai darysim kažkada bušpritą, inkarą, ten dėsim, grandinę ten, viską žodžiu konstruosim. Kažkada. Viskas pakrauta. Dabar liko porą valandų tvarkymosi. Aš čia užkuitęs, užbardakinęs viską jezuliau devulėliau. Tai einu tvarkyt. O žalos laivui biški daugiau, visgi buvo padaryta va tokį įdaužą tokį atsirado. Čia toksai brūkšnys, negilus brūkšnys, dzin. Čia va kažkas biški gal tokių
Ir čia medis biški pasišlifavo. Bet neįmu aš per daug į galvą, nes šitą medį irgi šią žiemą imsiu lauk. Šitą medį irgi imsiu lauk. Ir tą visą korpusą plausiu, dažysiu ar nedažysiu, nežinau, bet noriu, kad gražiai tas laivas atrodytų, nes dabar tai toks kaip, nežinau, pabėgęs iš šiukšlių kažkokių, išlindęs jisai. Baisus visas labai. Šitą pusę ypatingai, va, kur variklis buvo, čia vat nuo to medžio iš vis kažkas kerpės auga, jas net nenusivalo. Tas medis, va, visas šelakas, lupasi supuvęs. Čia vat geltona, už geltonie, čia iš vis juoda. Žodžiu, baisu. Tai su korpusu kažką darysiu, tik nežinau ką kažką darysiu. Tai ten, kad keliant variklį biški trinkt-blinkt buvo, neįmu į galvą visiškai, ten maža bėda čia. Pavasarį 15 minučių ir susitvarkys viskas. Jo, 15 minučių. Pusantros valandos geriausiu atveju. Dar pasirodo 3 bankės brake cleanerio. Tai galim užsitrūčyti iki galo jau šiandien, kad šiandien tokia diena. Nu ir čia jau gal visai viskas neblogai. Tai užteko 2 bankių brake cleanerio. Tada 3 liko, nu aišku, aš idealiai neišvaliau, bet blemba, norisi biškai netgi prigult nuo to brake cleanerio jau. Įdomu, ar galima, būnant tokios stadijos, vairuoti mašiną apsiuosčius cleanerio. Kaip šmaikščiai čia juokauju aš. Viskas tepeluose, kaip fainai viską valėt. Kokpite, tepalai. Čia tai aš net nešneku, kas ant šitų vat medinių dalių, čia vien tepalas. Čia. Varva, bėga, viskas pro visur. Jeigu kas nors galvotumėt rimtai išiminėti taip variklį, kaip čia aš išiminėjau, tai nedarykit. Jau šitą sakiau, aš pasikartosiu, tiesiog nedarykit taip. Einu valyt, kažkaip bandysiu, nežinau. Nu ir besitvarkant, žiūrėkit, gavosi, radau visas terkšlės dalis. Tai gal pavyks terkšlės suremontuoti. Meistras. Nu, bet čia tik tai tam kartui. Čia jinai neilgai gyvensiu, ten sriegis prasisukęs, ten tokia plasmasė išlūžus, tai nu, bet dar gal kažką pavyks kada pasukt. Nu ką, tai dar žiūrėkit ir susitvarkiau šitus. Išsiploviau, tepaliukus nusivaliau viską. Šiaip labai geras įrankių komplektas, jeigu kas norit, galiu parekomenduoti. Labai yra gera firma. Kokia čia firma? Open. Va, Parkside. Labai šiaip rekomenduočiau, aš ilgai turiu, labai gerai veikia, nelūžta, jeigu nedaužai, šiaip tvirti įrankiai, nebuvo problemų, nei su nieko, viską visą laiką atsukau ir yra viskas, kas reikalinga. Yra prailgintos galvutės, visas komplektas prailgintų galvučių, čia yra pasaka, bet blemba būna, bet prireikia prailgintos ir jinai yra.